Sveiki! Šiandien papasakosime, kaip per mėnesį asmeninio automobilio sunaudojamam kurui išleisti 11 litų. Na, čia žinoma galima pripiešti žvaigždutę ir prirašyti, yra tam tikrų sąlygų, kaip reklaminiuose bukletuose. Bet vis tiek kalbėsime apie ekonomiškus ir ekologiškus automobilius. Dar spalio mėnesį kino teatras Pasaka rodė kino filmą Kas nužudė elektromobilį. Atspėkite, apie kokią šalį vienu ypu sunaikinusią išvystytą elektromobilių pramonę ten buvo kalbama. Ogi apie Jungtines Amerikos valstijas, Kaliforniją. Nepatikėjote? Žiūrėkite. The electric car is here. 1996 metais Kalifornijos keliuose atsirado pirmieji elektra varomi automobiliai. Jie važiavo tyliai ir greitai, neteršia aplinkos išmetamosiomis dujomis ir nenaudoja benzino. Juos vairavusieji tapo tikrais elektromobilių fanatikais. Praėjus 10 metų visi šie automobiliai buvo sunaikinti. Ir ne todėl, kad jie prarado vartotojų pasitikėjimą. Vyriausybės ir stambaus verslo, svarbiausia naftininkų susitarimas, sužlugdė netgi tokios korporacijos kaip General Motors realizuotą ir pasiteisinusią idėją. Elektromobiliai EV1, nepaisant visuomenės protesto, buvo fiziškai sunaikinti Arizonos dykumoje. Filmo autoriai tai prilygino genocidui Antro pasaulinio karo metu. Bet ta pati Amerika, praėjus dešimtmečių ir prasidėjus energetiniai krizei, neramumams arabų kraštuose, didžiuliais grybšniais kibo į atsinaujinančios energetikos vystymą. Grįžo ir elektromobilių idėja. Ir ne tik Amerikoje. Danijos kultūros institutas ir Šiaurės šalių ministrų biuras finansavo CO2 Green Drive projektą, kurio metu moderniausias, beje lenktyninis automobilis Tesla buvo vežamas per daugelį pasaulio šalių. Pagrindinėse miesto aikštėse akcijos metu prie jo prisijungdavo vietiniai ekologiški automobiliai, elektromobiliai, hibridiniai, benzinu ir elektra varomi automobiliai, kitos ekologiškos transporto priemonės. Projektas startavo Vilniuje. I'm a Danish artist and this project is called the CO2 E-Race. Aš esu menininkas iš Danijos ir gal todėl mūsų ekologinis projektas CO2 lenktynės savo formą skiriasi nuo kitų aplinkosauginių projektų. Jo idėja gimė po Kopenhagos viršūnių susitikimo dėl klimato kaitos. Važiavimo elektriniu automobiliu idėja yra labai plati. Juk tada nereikia benzino. Jei nereikia benzino, nereikia ir naftos. O ginčai dėl naftos sukelia karus. Vadinasi, elektromobilis – kova už taiką. Šis projektas prasideda Vilniuje. Toliau važiuosime į Milaną, Niujorką, San Paulą ir Honkongą. Dar numatytas ir Talinas bei Pekinas. Mažės smogas, visi tapsime sveikesni. Na, o Baltijos šalyse mes atradome vieną neįtikėtiną reiškinį. Čia yra nepaprastai talentingų inžinierių ir mechanikų, kurie patys savo protu ir rankomis sukuria elektromobilius. Jei šias savo idėjas jie imtų tiražuoti plačiau, jie galėtų sukurti įmonės, kurios perdirbtų tradicinius automobilius į elektromobilius visai Europai. Jūs turite tą potenciją ir talentą. Tad kodėl jums nebūti pirmiems? Tad žodis pirmajam meistrui auksarankiui. Tuo metu, kai pradėjau galvoti, kad reikia įsigyti naują automobilį, vietoj jau savo pasenusio ir tiesiog galvodamas, kaip aš su juo važinėjusiu, tarkim, sekančius 3 ar 5 metus, man labai jau nesinorėjęs būti prisirišus vėl prie degalų, prie jų kylančių kainų ir iš viso šito kylančių problemų. Tai, tiesiog aš pagalvojau, reikia įsigyti elektromobilį. Bet elektromobilių kainos, kad ir tos pačios Teslos, viršė kelius šimtus tūkstančių litų. Ir dar reikia laukti eilėje. Tai tada, aš nusprendžiau, kad, turbūt galima pasidaryti automobilį ir pačiam. Ir pažiūrėjęs, kas yra daroma pasaulyje, tai, Pasidaryti pačiam, tai tikriausiai jūs esate inžinierius? Mano išsilavinimas yra elektronikos inžinierius, aš esu baigęs VGTU
institutą Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Kodėl ėmėte visureigį? Faktiškai vyrauja tokia samprata, kad elektromobilis tai mažytis, labai lengvas automobilis, o čia yra džipas. Tai aš dėl to ir ėmiau tokį automobilį, kad laužyti šitą stereotipą, kad elektromobilis neturi būti mažas ir lengvas ir lėtas. Nebūtinai. Jis gali būti pilnavertis automobilis, su kuriuo galima važiuoti su visa šeima po miestą, į darbą, į renginius, į kiną parduotuvę. Taigi, kas čia yra padaryta? Taip, visų pirma buvo pašalintas vidaus degimo variklis, jo čia, kaip matote, nė ženklo nėra. Visos susijusios sistemos, tai yra išmetimo sistema, visi duslintuvai, kuro padavimo sistema, taip pat buvo išmestas kuro bakas, kurio taip pat nereikia. Ir buvo įstatytas prie buvusios greičių dėžės, buvo prijungtas elektros variklis, šitas yra pastovios srovės elektros variklis, ir taip pat buvo mano suprojektuotas ir pagamintas elektromobilio valdymo sistema, tai yra valdiklis, akumuliatorių priežiūros sistema, parametrų registravimo ir sekimo sistema ir pateikimo vairuotojui. Čia yra pakrovėjas akumuliatoriams, kuris, kaip sakykime, šita dėžė yra visos automobilio smegenys ir jėga. Šitas yra pagalbinis blokas, kuris pakrauna akumuliatorius. Tačiau perdaryti detalės reikėjo mažiau laiko, negu šie automobiliai įregistruoti. Techninių dokumentų tvarkymas užėmė 1,5 metų. Kur valgyti gaus tas elektromobilis? Trumpai galima būtų atsakyti bet kur. Ta prasme, jeigu apsižvalgytume, tai jūs įprastą rozetę galite rasti bet kurioje vietoje. Jam pakanka? Taip, paprasta rozetė, tiesiog ten, kur buvo kuro bako užpilimo anga, ten dabar yra jau 220 voltų įprasta rozetė, kur galima nuvažiavus tiek į savo garažą įjungti į elektros tinklą, tiek pas draugus ar kažkokia, tai nežinau, kavinė, jeigu ten geranoriškai nusiteikia. Ir vienas iš tokių dalykų, ką mes bandom pasiekti savo įkurtoje elektromobilio asociacijai, tai pasiekti, kad tokias pakrovimo vietos būtų jau rengiamos ir mieste, tokiuose, kaip sakant, populiariose vietose, kaip prekybų centrai ar kino teatrai, ar kur būtų galima atvažiavus su elektromobiliu jau jį prisijungti, kas yra jau diegiama kitose šalyse, kaip Švedijoje, Anglijoje ir panašiai. Kuro bako vietoje įrengti akumuliatoriai kraunami iki 8 valandų ir nuvažiuoti galima 70 km. Mažesnės elektrinės transporto priemonės pakraunamos, žinoma, greičiau. Kas čia yra? Tai yra savadarbis elektrinis motoroleris, kurį padariau savo lėšomis iš savo studentiškos kišenės. Ir ypatingas jis yra tuo, kad pagamintas iš benzininio motorolerio, perdarytas. Ir kuo tas perdarimas yra ypatingas, kuo skiriasi nuo visų kitų, tai yra, kad perdarimas yra labai primityvus, labai paprastas, greit atliekamas. Galima būtų paprastą motorolerį, bet kurį motorolerį perdaryti per savaitę. Jis yra ypatingas, tai turbūt tas didžiausias jo bonusas, kad galima akumuliatorių pilnai krauti per 15 minučių. Skirtingai nei visi kiti, kurie kraunasi ten 2-4 valandas. Ir kiek nuvažiuoja su tuo pakrautų akumuliatoriumi? Nuvažiavimas atstumas būtų apie 80-100 km. Labai priklauso nuo važiavimo stiliaus. Tai labai daug? Pakankamai nemažai, jeigu miestui. Jeigu į Klaipėdą nevažiuosit, aš manau, užteks. O sakykime, greitį, jeigu jūs palygintumėt, kai važinėjot su benzininiu ir kai važinėjot dabar? Dabar yra apie 2,5 karto didesnė galia. Tai be abejo, bėgėjimas jis žymiai geresnis. O greičio limitas kol kas yra paliktas daugmaž toks pats, grinai dėl teisinių dalykų. Bet tai reiškia, paprastai yra priimta galvoti, kad jeigu elektromobilis, tai jis yra arba kita transporto priemonė varoma elektra, tai jinai daug yra paprastesnė, daug lėtesnė, daug kuklesnė, o tai čia išeina atvirkščiai? Taip, yra toks stereotipas, kažkodėl žmonės galvoja, kad elektrinės transporto priemonės vis dar yra kavamalės, važiuoja lėtai ir panašiai, bet vis dėlto tai yra netiesa. Ir kai kurie kiti motoroleriai taip pat tai įrodys. O kaip jūs taip sugalvojat? Senai domiuosi, kažkada turėjau dviratį pasidaręs, važinėdavau gatvėm 60, bet vis dėlto dviratis jau yra nepakankamai saugus daiktas važinėt, reikia veidrodėlį šviesų taip toliau. Tai grinai prieš metus nusipirkau būtent perdarimui šitą motorolerį. Visą tą laikas dar prastovėjo ir kiek per 2 mėnesius užsiėmęs padariau.
Žinoma, nereikia galvoti, kad vien tik perdarytos transporto priemonės važinėjosi aplink Vilniaus rotušę. O žinokit, čia yra italų gamybos elektriniai dviračiai, dėja dar ne lietuviški. Kol kas elektrinis dviratis, baterija yra variklis, reiškia visiškai neminant pedalų galima pravažiuoti kažkur tai apie 50 km. Minant pedalus biški daugiau, nes jisai turi dvi funkcijas, tai yra akceleratoriaus rankenėlė ir jisai padeda minti. Galima minti pedalus ir jisai jums padės. Tiesiog. O akumuliatorius nesikrauna nuo minimo? Ne, akumuliatorius kraunasi nuo buitinio tinklo, tiesiog 6-7 valandas pilnas įkrovimas trunka. Aha. Lietuvoje, sakykime, ten matėm ir motoroleriai perdaryti, ir automobilis perdarytas, dviračių, kad būtų meistreliai auksarankiai, tokių dar nebuvo. Labai populiarėja dabar yra entuziastų jo, kurie konstruoja. Labai populiaru dabar. Pasidarė praeitą sezoną, praėjusi vasarą, tai jo, daug asmeniškai buvau tokių žmonių sutikęs, kurie konstruoja patys tokius dviračius. Kaip minėjau, yra du režimai. Tai yra akceleratoriaus rankenėlė, tiesiog galima sukti ir visiškai neminti, arba jisai minat pedalus, o jisai padeda. Jisai skaičiuoja pedalų apsisukimų skaičių ir dviračio greitį. Ir pagal tai jisai nustato, kiek jums reikia pagalbos. Tai yra, jeigu yra daug apsisukimų ir greitis mažas, automatiškai jisai supranta, kad yra kalnas, jis duoda visą energiją ir jūs užtraukia į kalną. Jeigu yra mažai sūkių pedalais ir didelis greitis yra tiesioji, reiškia, jisai duoda minimalią energijos. Tai va dvi. Ir aišku, trečia opcija tai yra išjungti ir važiuoti kaip paprastų dviračių, visada galima su juo. Aš važinėjau jau antrus metus, būtent tokiais dviračiais. Tai iš ofiso, kuris randasi Senamiesty, man reikia važiuoti kitą miesto galą į Fabijoniškes. Tai Šeškinės kalnas, seniau būdavo labai didelis siaubas važiuojant paprasto, jau šituo, tai jokių problemų, tik tai malonumas. Tai va. Ir maždaug kiek kainuoja jums mėnesiui? Eksploatacija? Taip. Vienas įkrovimas kainuoja apie 25 centus. Tai tarkim, už 25 centus mes nuvažiuojam 50 km. Visi kiti dalykai kaip standartiniam dviračiui. Tai tepimas, remontas, tai tarkim 10 litų plius. Tai iš viso, imkim, 11 litų, tai jau būtų labai daug tokiam dviračiui. Bet ar įsidėmėjote svarbiausią dalyką? Pakrauti elektrinę transporto priemonę labai pigu. Dar kartą primename, perdarytas džipas 100 km nuvažiuoja už 9 litus, o dviračio 50 km tik 25 centai. Na, o kaip elektrinis motoroleris? Čia yra elektra varomas motoroleris, kurio jau galima naudotis ir Lietuvoje, tai yra sertifikuotas ir pilnai registruojamas Lietuvos rinkoje. Ir jūs netgi galite pademonstruoti, kaip jis yra kraunamas. Taip. Tai tiesiog tokio motorolerio vartotojas yra dvi galimybės. Jį visą laiką galima krautis namuose arba garaže įprastinėme 220 tinkle, arba ateityje, kada mieste turėsim tokio arba kaip kitoj pusėje matome tipo pakrovimo stoteles, tai reiškia, atvažiavus prie jos, mes pasiėmame pakrovimo laidą ir prie pakrovimo stotelės pridedam, atsidaro durelės, įjungiam ir pradeda krautis. Su pilnai pakrauto motoroleriu galime nuvažiuoti iki 60 km, priklausomai nuo važiuojančių žmonių, kaip sakyt, masės. Vienas žmogus daugiau, du žmonės mažiau. 60 km atstumas tai reiškia, kad miesto Vilniaus sąlygomis tai yra daugiau negu reikia, nes vidutiniškai mieste su motoroleriu vartotojai nuvažiuoja 25-38 km per dieną. Jeigu dabar pabandytumėt palyginti, koks yra susidomėjimas Vokietijoje, kur jie yra gaminami, ir Lietuvoje? O, tai du skirtingi skaičiai, aišku, dėl rinkos dydžio, bet kadangi mes pradėjom tik tai šią vasarą, tai susidomėjimo matom nemažą. Tik tai reikalingas, tam sakyti, pereinamasis laikotarpis, kad žmonės labiau suprastų, kur gali savo gyvenime pritaikyti ir galėtų naudoti. Bet šiandien dienai mūsų pirmieji pirkėjai tai yra žmonės, kurie gyvena miesto gyvenimą arba turi savo namus pajūryje. Tai reiškia, jie perkasi kaip transporto priemonė, kurie savaitgaliu leidžia jiem vis jo naudotis ramiai, be triukšmo, be smarvės, be karščio ir taip toliau. 100 km nuvažiuoti šiuo motoroleriu kainuotų 2 litus 70 centų dabartinėmis elektros energijos kainomis. Visiškai pakrautos per 4 valandas baterijos leidžia nuvažiuoti 60 km. Bet važiuoti galima ir tik truputį jas pakrovus. O dabar pasiruoškite dar vienam netikėtumui. Šiais visuotinio verkimo laikais išgirsite, kad viskas yra įmanoma. Džiaugiasi, kaip sako mūsų žemė, kad pagaliau tylu, neteršia, nebėra dūmų, viskas elektra tiesiog tikrai yra gerai ir matosi, kad žmonėm įdomu ir džiaugiamės tuo.
Ar jau teko susidurti, sakykime, su valdžios pritarimu, o gal nepritarimu? Žinoma, iš tikrųjų, Liepos mėnesį jau ir susisiekimo, ūkio ir energetikos ir aplinkos apsaugos visos 4 ministerijos kartu organizavo konferenciją apie elektromobilius. Taip pat dabar susisiekimo ministerija, energetikos ir ūkio ministerija taip pat inicijuoja galimybių studijos atlikimą apie elektromobilių ateitį. Tai matome labai pozityvų ir iš tikrųjų konstruktyvų požiūrį į elektromobilius ir tikrai jiem irgi įdomu. Aišku, visiems tai yra nauja ir mums nauja, ir jiem nauja, tai reiškia, galbūt procesai, tas mokymosi procesas vis dar trunka kažkiek ilgėliau. Pagaliau ir parado pradžia. Pakilą lengviausiai įveikė elektrinis džipukas. O štai vakaro lenktynių laukianti Tesla nusprendė lietuviškų medžiagų kietumo nebandyti. Ant pakilos riedėjo ir pusiau elektriniai automobiliai, vadinamieji hibridai. Tad pasekime, kaip visa šita eko automobilių virtinė riedėjo Vilniaus gatvėmis. Na, o dabar pagirsime mūsų filmavimo mašinytę. Štai šis automobilis, kuriuo pradėjome važinėti laimėję projektą, 100 km sunaudoja 3,9 litro benzino. Žinoma, yra žiema, todėl kuro sunaudojama šiek tiek daugiau. Tačiau mes vis tiek pastebėjome, kad į degalinę važiuojame gal 3 kart rečiau negu anksčiau. Tačiau ten esančio ekranėlio subtilybių taip iki galo ir nesupratome. Todėl paprašysime specialisto pavažinėti kartu su mumis gatvėmis ir papasakoti, ką galima sužinoti ten esančiame ekranėlyje. Tinka? Tinka, tvarkoj, sėdam ir važiuojam. Taigi, kuo ypatinga šita mašina? Ką mes čia galime šitame ekranėlyje matyti? Visų pirma, kas matosi šitame ekranėlyje, tai yra, kad 2 varikliai ir baterija. 2 varikliai, tai viršutinis yra benzininis variklis, o apatinis yra elektros variklis. Kaip matom, šitos rodiklytės dabar rodo, kad mes važiuojam tik elektra, benzininis variklis visiškai neveikia. Paspaudus labiau akceleratoriaus pedalį, norint pagreitėti, tada įsijungs papildomai ir benzininis variklis. Vasarą Toyota rengia konkursą tokį, kas pravažiuos ekonomiškiausiai vienodą maršrutą, tas laimės Toyota Prius automobilį mėnesį laiko. Na ir man teko būti tuo žmogum, kuris aiškino, kaip reikia važiuoti ir sekt kuro sąnaudas. Tai mūsų ekipaže, būtent buvo 2 Priusai. Iš tikrųjų, skirtingais maršrutais buvo pasiektas rekordinis 3,2 kuro suvartojimas. Toje atkarpoje būtent ten buvo 6 km ir buvo ir įkalnių, ir nuokalnių, ir įvairiai iš tikrųjų. Tiek, kad maksimalus buvo sunaudojimas 6 litrai, tai sumažinom iki 3,2 per visą dieną, kiek buvo tų bandomųjų važiavimų. O tai greitis koksai buvo? O greitis koks leistinas. Mieste sukinėjomės ir buvo apie 60-50 km per valandą greitis. Grįžtam prie vaizdinės informacijos ir iš tikrųjų matom labiau paspaudus akceleratorių pedalą, pradeda veikti ir benzininis variklis. Benzininis variklis varo ir ratus, kurie priekinius varančiuosius, ir taip pat krauna tuo pačiu bateriją. Tai yra rodoma šiam momentui ekrane. Dabar vėl atleidus akceleratoriaus pedalą, nes truputį prisistabdyti reikėjo, rodė, kad iškart nuo ratų energijos, iškart krovimas vyksta į bateriją. Tai yra tai, kad elektrinis variklis jis gali dirbti 2 režimais, kaip generatorius ir kaip elektrinis variklis. Šiam momentui stojam prie raudonos šviesoforo signalo ir neveikia joks variklis. Su paprasta mašina mes naudotumėm kurą, nes veiktų benzininis variklis. Mums pajudėti iš vietos irgi nenaudosim kuro, tai veiks daugiau elektrinis variklis. Pasiekus 45 km per valandą greitį, tada tik tai įsijungia benzininis variklis. Aišku, jeigu mes įsibėgėjom lėtai ir tolygiai. Jeigu mes paspausim iš sankryžos akceleratoriaus pedalą iki galo, tai iškart susijungia abu varikliai, nes šitas automobilis supranta, kad mums reikia galios, mums reikia staigiai įsibėgėti. Jeigu šnekėt apie taršą, tai šitas automobilis jau atsisėdus jį mes taupam iš tikrųjų, nes jis yra ir perdirbamas, jeigu mes jisai kada baigęs jo resursas, jis yra visiškai perdirbamas. Ir kitas niuansas, išmetimo dujos, vėlgi mieste mes jų sunaudojam labai mažai dėl to, kad dirba daugiau
elektrinis variklis ir benzinas tik padeda tada, kada reikia. Kada reikia staigiai aplenkti, tarkim, arba įsibėgėti greičiau. O šiaip daugiau dirba mieste elektrinis variklis. Ir kas šitoje mašinoje yra toks akcentas, kad jūs išvažiuosit ar už miesto, ar važiuosit į miestą, faktiškai kuro sąnaudos bus tos pačios. Bet turim dabar hibridinį Auris, iš išvaizdos nelabai skiriasi ir nuo kito Aurio, tai yra labai įdomu, kada privažiuojat ir jisai nedirba variklis ir tuo pačiu stovi su paprastu Auriu. Tai tada žmonės tie, kurie vairuoja jau tą paprastą mašiną, labai nustemba, kaip čia kita tokia pat atrodo mašina, bet jinai dirba visiškai tyliau ir nesigirdi jokio variklio. O kiek šitas naujasis Auris sunaudoja hibridinis? Hibridinis Auris sunaudoja 3,8 litro vidutinės kuro sąnaudos yra. O mažiausios? Tai čia yra deklaruojamas mažiausios tokios. Mažiausias su šita pasiekėm 3,2. Auris ką tik pasirodė, dar jokiuose konkursuose nedalyvavo, tai gal ir pasiektumėm rekordų. Baigsime šį pasakojimą apie ekologiškus automobilius Norvegijoje, kur lankėmės vasarą. Šalis turi tiek energijos išteklių, kad niekaip negalėtų jų išnaudoti. Vien savo kalnų upių energiją galėtų aprūpinti pusę Europos. Ant tų kalnų, pastatytais vėjo malūnais, prisuktų energijos dar ir kitai Europos pusiai. Jūroje naftos telkiniai. Bet vyriausybė skiria didžiulius pinigus remti elektromobiliams, kad tos naftos kuo mažiau reiktų naudoti. Ir per keletą metų senųjų tradicijų šalyje atsirado 5000 elektromobilių. Mes stovim virš vieno iš pagrindinių kelių į Oslą. Apačioje matome specialią juostą autobusams, taksi, motociklams ir elektrinėms mašinoms. Nesam labai ankstyvi, taigi kamščių nėra, bet piko metu labai akivaizdžiai būna matyti, kaip elektromobiliai lenkia visą kitą transportą. Tai tik viena iš elektromobilių skatinimo formų. Važiuodami šią juostą iš priemiestinių gyvenamųjų kvartalų elektromobilių savininkai sutaupo bent pusvalandį laiko. Kitos lengvatos, nemokamas važiavimas mokamais keliais, nemokamas parkavimasis mieste ir daugybė nemokamo pasikrovimo vietų viešose miesto erdvėse. Per keletą metų tokių automobilių, nepaisant aukštos jų kainos, apie 60 000 eurų, Osle jau atsirado virš 5 000. Yra 3 jų gaminimo įmonės, kurios dirba pilnu pajėgumu. Daugelis važinėjančių tai daro ne dėl pinigų taupimo, bet iš idėjinių paskatų. Ką sako jūsų pažįstami ir draugai, kurie važinėja tokiais automobiliais? Čia iš karto prisiminėme, kad Norvegijos gamtos fondo biuro kieme matėme ne vieną tokią mašinėlę, kuri laukdama šeimininko maitinosi iš įrengtų pakrovimo kolonėlių. Jie yra patenkinti, važinėdami mieste į darbą. Bet jos yra nedidelio dydžio, neįtin toli gali nuvažiuoti po pasikrovimo, iki 100 km. Todėl dauguma turi vieną įprastą mašiną šeimai ir išvykoms, o kitą mažą vietiniams kelionėms, vaikams į darželį, mokyklą, patiems į darbą. Gan brangu nusipirkti, tačiau labai pigu vartoti. Tai buvo vienas iš būdų kovoti su ekonominė krize Norvegijoje, kurį skatino vyriausybė. Remdama elektrinių mašinų pakrovimo punktų plėtrą, taip valdžia kelia ekonomiką ir kartu daro gerą visuomeniai bei aplinkai. Mieste stebėjome užpildymo tinklą. Maža to, kad šitos mašinėlės gali įvažiuoti ir parkuotis ten, kur kiti automobiliai negali net pasvajoti apie patekimą. Specialiuose aikštelėse prie populiariausių senamiesčio vietų šie automobiliukai maitinasi nemokamą energiją. Šeimininkai baruose moka mokesčius valstybei. Automobiliukai iš tų mokesčių siurbia nemokamą elektrą. Neblogai, ar ne? Tai buvo mūsų pirmas pasakojimas apie Norvegijos atsinaujinančius energijos šaltinius ir energijos taupimo būdus. Kitoje laidoje žiūrėkite šios temos tęsinį.